Kaip puikiai matote, atvykome į Romą. Ir visai netoli garsiausių Romos vietų, kaip štai už mūsų nugarą esantis Koliziejus, yra ir labai svarbių ir įdomių gabalėlių Lietuvos. Pavyzdžiui, Švento Kazimiero lietuvių kunigų kolegija. O kai kurie gabalėliai Lietuvos yra net pačiose garsiausiose Romos vietose, jų viduje. Pavyzdžiui, Vatikano Švento Petro bazilikoje yra lietuvių koplyčia, garsiose Verano kapinėse yra lietuvių koplytėlė, kur palaidotos lietuvių įžymybės, tam tarpe net vasario 16 akto signataras. Pasivaikščiokime po Romą kartu. Čia imperatoriaus Trajano forumas iš romėnų laikų, taip pat Trajano kolona ir barokinė bažnyčia. O čia paminklas jau suvienytos Italijos karaliui Viktorui Emanueliui. Romoje aplink yra visa istorija, visų laikotarpių šitas miestas klestėjo visada. O mes dabar einam irgi į barokinę bažnyčią, tiesą pasakius pačią seniausią barokinę bažnyčią pasaulyje, todėl, kad ten irgi yra gabalėlis Lietuvos, ten palaidotas kardinolas Radvila. Štai įspūdingas bažnyčios fasadas, laikomas pirmojo barokiniu fasadu pasaulyje. Čia buvo kontrreformacijos pradžia, prasidėjo reformacija, ir įsikūrė jezuitų ordinas, kuris kūrė galimybės studijuoti, mokytis ne tik tai protestantiškoje aplinkoje, bet taip pat ir katalikiškoje aplinkoje. Ir čia palaidotas kardinolas Jurgis Radvila. Ir įdomu, kad antroji pasaulyje barokinė bažnyčia laikoma, kad pastatyta Nesvyžiuje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, ten, kur buvo būtent Radvilų rūmai. Jie yra iki šiol puikiai išlikę, kaip ir ta bažnyčia, tiesa, tai jau yra Baltarusijos teritorijoje. Taigi irgi gabalėlis Lietuvos, anapus Lietuvos ribų. Apie jį pasakojam Gabalėliai Lietuvos LT tinklapyje ir šiame YouTube kanale kitose video. O štai šioje Švento Pranciškaus Stigmų bažnyčioje palaidotas Vladislavas Konstantinas Vaza, karaliaus Lenkijos ir Lietuvos, Vladislavo Vazos nesantuokinis sūnus. Tai tokių istorijų yra tikrai gausu. Aišku, labai sunku atriboti čia Romoje lietuviškasias istorijas nuo nelietuviškųjų, nes didžiausia įtaka bažnyčiai tuo metu buvo tų kilmingų šeimų, didikų, o jos būdavo persimaišusios lietuvių, lenkų, baltarusių ir Vazų atveju, tai iš viso švedų ir kitų. Na ir kritikai galbūt gali pasakyti ir apskritai tuo metu ir pati bažnyčia buvo, mišios vykdavo lotynų kalba, tokia visiškai tarptautinė, jau tik po antro Vatikano susirinkimo 20 amžiaus vidury buvo įvestos tautinė kalbo mišios kaip, pavyzdžiui, lietuvių kalba. Tačiau vis dėlto Romoje gausu ir vietų susijusių su bažnyčia, kurios jau tikrai neabejotinai lietuviškos. Jau nuo pirmo žvilgsnio suprasite, kodėl. Eime. Radvila ir kiti gyveno dar tais laikais, kai lietuvių ir lenkų tautos buvo tarsi susiliejusios bendroje valstybėje. Tačiau Romoje yra ir kitokių lietuvių kapų. Romoje palaidotas Kazimieras Šaulys, vienas iš vos 20 1918 m. vasario 16 akto signatarų. Ir jis palaidotas ne šiaip kur, o garsiosiose Romos Verano kapinėse ir ne šiaip eiliniam kape, bet ištisoje lietuvių koplyčioje, kur palaidota ir daugiau žymių lietuvių, ypač kunigų. Turėjom labai konkretų laiką, kada ten apsilankyti, kadangi kaip tik vyko lietuviškos mišios, vėlinių proga. Taigi pavyko pamatyti ir koplytėlės vidų, kuriame Vytauto Švarlio vitražas su Šventu Kazimieru ir bažnyčia, iš tikrųjų sudėta iš keleto Lietuvos bažnyčių – Vilniaus katedros, Švento Kazimiero bažnyčios Vilniuje. Aplinkui Verano kapinėse palaidota ir daugiau lietuvių kunigų. Marijonai lietuviai laidojosi kartu su kitais marijonais, šalia pat lietuvių koplyčios. Marijonų ordinas buvo itin svarbus Lietuvoje, nes jis tikriausiai net nebūtų išlikęs, jeigu ne lietuvis Jurgis Matulaitis, vienu metu buvęs vieninteliu pasaulyje brolių marijonų. Taip pat aplankėme ir lietuvių jezuitų kunigų kapus jezuitų panteone. Esame Romos Lietuvos aikštėje. Lietuvos aikštė atsirado tuo metu, kai Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos ir lietuviai visam pasaulyje visaip stengiasi, kad Lietuva nebūtų pamiršta. Čia Italijai palaikė gerus santykius su krikščionim demokratais
ir štai buvo pavadinta šita aikštė tuo metu Lietuvos pavadinimu. Tokių vietų panašaus laikotarpio pasaulyje yra daugiau, pavyzdžiui, Monrealyje, apie kurį yra atskiras video gabalėliuose Lietuvos. Taip pat panašiu metu lietuvių iniciatyva buvo pavadinta viena gatvė Lietuvos vardu, kad kanadiečiams primintų apie sovietų okupuotą Lietuvą. Už manęs matom daug liūdnesnę istoriją iš sovietinės Lietuvos okupacijos laikų, tai yra Vila Lituanija, kuri dažnai vadinama paskutinė okupuota Lietuvos teritorija, kadangi tai buvo pastatas, kurį nusipirko Lietuva dar tarpukariu. Čia buvo Lietuvos ambasada, išties įspūdinga vila, taip ir vadinosi Lituanija. Ir tada prasidėjo Antras pasaulinis karas. Hitleris, Musolinis, Stalinas visi iš pradžių buvo draugai, ir Musolinis kaip Italijos vadovas bendradarbiaudamas su Stalinu, kai Stalinas okupavo Lietuvą, tai Italijos fašistinė valdžia liepė išsikraustyti lietuviams iš šičia ir atidavė Sovietų sąjungai pastatą ir taip jis ir liko. Rusija paskui perėmė, kai Sovietų sąjunga subyrėjo, nepaisant to, kad čia originaliai priklausė lietuviams tas pastatas ir lietuviai visai bandė jį atgauti, kadangi iš tikrųjų atėmė Italijos valdžia ir atidavė, tai reikalavo ir iš Italijos valdžios, tačiau nieko neatsitiko ir čia ir visokie Venecijos bienaliai buvo ir meno akcijos už tą Vilą Lituaniją ir taip toliau, bet štai ir toliau ten saugoma ir veikia Rusijos atstovybė, o Lietuva galiausiai pasirašė tokį susitarimą, kad Italija leis naudotis kitom patalpom, kur ir dabar veikia ambasada, tačiau aišku jau nieko panašaus į štai tokią didingą atskirą vilą dabar Lietuva nebeturi. Atėjom prie paties įspūdingiausio lietuviško pastato Romoj. Tai Švento Kazimiero popiežiškoji kolegija, kur nuo 48 metų, kai Lietuva buvo okupuota ir Lietuvoje nebuvo laisvai veikiančios bažnyčios, ji buvo persekiojama, tai kad ruošt kunigus lietuvius, ypač užsienio lietuvių parapijoms, buvo įkurta Romoje štai Švento Kazimiero kolegija. Netrukus kalbėsim su jos rektorium, tikrai įspūdingas pastatas, tvorelė čia puošta vyčio kryžiais ir tas pastatas turi brolį dvynį, tiesa brolis dvynys dabar remontuojamas šiuo metu. Tai yra svečių namai, vadinami Vila Lituanija, taip pat kaip ta prarasta rusams atitekus Lietuvos ambasada. Ir šituose svečių namuose įprastų metu galima apsistoti. Kiekvienas keliaujantis į Romą gali čia apsistoti tokioje lietuviškoje atmosferoje, orientuota labiau į piligrimus, net padeda suorganizuoti, kur gali piligrimai apsilankyti ir pamatyti gyvai popiežių. Tarp lietuviškų šito pastato detalių, kaip matom, vyčio kryžiai ant tvoros, Aušros vartų Marija ant bokšto, o Vila Lituanija, tai toje pačioje vietoje, kur Aušros vartų Marija šitam pastate, tai yra vytis. Štai, eisim į vidų. Patekom į vidų tos lietuviškosios oazės čia Romoje, popiežiškosios Švento Kazimiero kolegijos ir kalbam su jos rektorium Audrium Arštikaičiu, kunigu. Tai kas čia yra šitoj kolegijoje, kaip jie atsirado ir kas čia vyksta? Čia tiesiog privertė gyvenimo aplinkybės. Tiesiog bėgant išeivijai, bėgant pabėgėliams iš Lietuvos, keičiančiams frontui Lietuvoje. Antrojo pasaulinio metu. Tiesiog turėjo kai kurie kunigai ir klierikai, dėl tam tikrų priežasčių, kur mes žinome, turėjo palikti Lietuvą, nes kadangi buvo įtraukti į sąrašus išvykti iš Lietuvos arba būti deportuoti į Sibirą, jie neturėjo kitos galimybės, sako, arba liekame Lietuvoje, arba turime bėgti, arba būsime išvežti. Tai sako, Lietuvoje mes vis tiek neturim būti, mes pasirinkome kelią pabėgti ir traukiantis su vokiečių frontu, vokiečių kareiviais, prelato, kaip matome, prelato Lado Tulo bus vadovaujami, jie kunigai ir klierikai, kurie galėjo pabėgti iš Lietuvos, apsistojo Vokietijoje Alšėto seminarijoje. Ir lyg galbūt turbuvęs tas sėslus gyvenimas, taip ir būtume likę Vokietijoje, bet pasibaigus karui 1945 metais buvo Vokietijoje priimtas repatriacijos įstatymas, kad visi pabėgėliai turi būti grąžinami į savo teritorijas, iš kur buvo
pabėgti, nes karas jau nurimo, viskas suklausė savo vietas ir tarsi mes visi galime grįžti iš ten, kur esam pabėgę ir vėl kurti savo tėvynę. Jie suprato, kad jeigu grįšime į Lietuvą, kaip minėjo mūsų dvasios tėvas prelatas Stasys Žilys, mes būsime ištremti į Sibirą iš ten, nuo kurio bėgome. Tai buvo priimtas greitas planas bandyti pasiekti Italiją ir Italijoje apsistoti ar įsikurti. Ir buvo priimtas planas kreiptis į tėvus Marijonus ir tėvus jėzuitus, kurie yra susijęs su Lietuva, turėjo pažinčių, kurie galėtų padėti šioje situacijoje. Taigi ir kolegos, sakytume, pati pradžia arba pats įkūrimas į Romos atvykimą susijęs su tėvais Marijonais, nes jie pirmieji ištiesė pagalbos ranką ir juos visus priėmė pas save į savo namus į Via Korsika, vienas gatvė, kur yra įsikūrę jų generaliniai namai. Ir aišku, Vatikano padedami ir jų pasiūlyti atrandame šiuos namus, kurie yra Via Casalmonferrato 20. Buvo pasiūlyta įsigyti šitą pasą, kuris buvo parduodamas. Ir taigi po 2 metų, 1948 metais, gegužės 1 dieną, Vatikanas paskelbė oficialiu dekretu, paskelbė įkuriantis popiežišką lietuvių Švento Kazimiero kolegiją Romą. Taigi nuo to, galim sakyti, laikoma ta oficialia data, juridinė data, nesvarbu, kad mes galbūt ir įėjome ir 46 metais, 47 jau čia gyvenome, bet visas teisinis juridinis aspektas, dekretas yra parašytas būtent šią datą. Ir ši data, todėl yra nuspręsta laikyti kolegijos oficialiai kūrimo data. Labai įspūdingi šitie pastatai, atrodo beveik pačiam Romos centre, žiūrint iš šių dienų pozicijas, tokie rūmai, ir nors tradiciniai itališki rūmai, bet kartu ir su lietuviškais simboliais, tai ant kolegijos pastato Aušros vartų Marija ir greta vėliau nupirktas toks pats pastatas, identiškas dvynys, ten yra Vytis toj pačioj vietoje ir ten veikia svečių namai Villa Lituanija. Ir ten, suprantu, gali apsistoti kiekvienas norintis, ar ne, lankydamas Romą toje lietuviškoje aplinkoje. Taip, visiškai jūs esate teisus. Visi, kurie pamato šios pastatus, kurie ir dabar šitoje aplinkoje, matytume iš Piazza Astis vaizdo, visiems yra kyla įtarimas, sako, kas čia gyvena, kokie turtingi žmonės yra įsigiję šitos pastatus. Ir aišku, visada kartais matai, kaip būna vartai atidaryti, visada žmonės praeina, pasižiūri į tą kiemelį, pasiskaito, kas yra užrašyta ir paskui sako, jūs bažnyčia esate turtingi, tokius pastatus galėdami įsigyti. Bet kad niekas nežino tos istorijos, kad tie iš tikrųjų pastatai pastatyti 19 amžiuje, 1895 metais priduoti kaip gyvenamieji pastatai teisinti Romos savivaldybėje, atkėlus dokumentus, tu matai. Tai aišku, tuo metu, tai yra 19 amžiuje, atrodo kaip pilis, kaip vilus, užmiesčio vilus, kuriuose gyveno tam tikro rango ar reitingų žmonės, kurie galėjo įsigyti tokius namus, bet paskui matome, jie perina į kitą istorijos etapą, parduodami, išnuomojami ir taip toliau. Ir taip, įsikūrus kolegijai, po 10 metų yra nuperkamas kitas pastatas, lygiai toks pat dvynys, kaip mes jį vadiname. Nes lygiai kažkada lankysitės arba lankėtės, matėte, kad labai panašus išplanas, beveik identiškas, kaip sakoma, kaip veidrodinis pastatas pastatytas. Ir jo tikslas buvo po 10 metų, kuomet prelatas Vladas Tuluba galvojo, pirkdamas šios namus, kad įsteigti svečių namus arba viešbutį, kad juose būtų galima apgyvendinti čia bestudijuojančių klerikų, seminaristų, tėvus, kurie atvažiuoja jų aplankyti. Bet po 5-7 metų jie nusprendžia praplėsti tuos svečių namus. Neužtenka to vien tik tai seno namo, tos pilies, kaip mes vadiname, bet turėdami dar žemės sklypą, šalia praplėti namą, pastatydami dar 4 aukštų namą, praplėsdami svečių namus. Bet tai jau gyvendavo ne tik tai tėvai, čia ir piligrimai tuo metu iš įvairių lietuvių kolonijų, tų vadinamų Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje, atvykdami aplankyti Romos, Vatikano. Taip, ir tuo metu kaip piligrimystės centru tapo, kad tiesiog pamatydami, kad daug yra norinčių, jie praplėtė.
ir galėjo iš Amerikos, iš Vokietijos, iš Australijos, iš Ispanijos atvykti piligrimai tuo pačiu apsigyventi šiuose namuose. Pinigus kažkada kolegijai įsigy daugiausiai parėmė Amerikos lietuviai, tos parapijos ir iki pat šiol Amerikos lietuviai, Vyčio organizacija ypač, kuri labai gyva tose senose Amerikos lietuvių parapijose, daug prisideda prie kolegijos išlaikymo, bet pats kolegijos ta situacija turbūt smarkiai keitėsi, ar ne, po to, kai Lietuva tapo nepriklausoma. Dabar jau čia nebėra tos seminarijos, seminarija yra laisva Lietuvoje, tai kokia dabar veikla čia vyksta kolegijoje, kaip atrodo kolegijos gyvenimas? Tai yra tam tikra mokymo įstaiga, kur pabaigę seminariją, Lietuvos kunigai atvažiuoja čia toliau tęsti savo magistro arba doktorantūros studijas. Tiesiog tobulintis tam tikroje srityje ir paskui grįžti, duoti Lietuvos bažnyčiai arba konkrečiai parapijai, seminarijai, universitetai tam tikrą įnašą tai, ką studijavau. Arba tiesiog būti savo parapijai, perteikti tą medžiagą arba papildomą kažką tai praplėstą akiratį, kurį gavau čia Romoje, arba dirbdamas vasaros atostogų metu, arba švenčių metu, padėdamas parapijai, prisidėdamas prie Italijos parapijos peripetijų, galėčiau perteikti Lietuvai kažkokį tai modelį, ar pritaikyti tam tikras detalės, kas tiktų atnaujinti ir mūsų Lietuvos bažnyčią. Paaiškinant, kolegija yra kaip gyvenamoji vieta, kunigai studijuoja čia Italijos universitetuose, tarkim, teologiją, kitus dalykus ir gyvena kartu šitoj lietuviškojo kolegijoje. Taip, visi atvažiuoja vyskupų siunčiami su jau pasirinkto dalykų, kurį nori studijuoti, į kurią sritį nori gilintis, tada yra renkamasis universitetas, kuriame tu studijuosi. O čia yra kaip gyvenamoji vieta, arba sakytume, gyvenimas kartu. Tai yra malda kartu, valgymas kartu, pats buvimas kartu, užklasinė veikla organizuojama kartu. Nes pagal Vatikano direktyvas yra, kad kunigas, kuris atvažiuoja studijuoti iš kitos šalies, negali gyventi kažkokiam nuosavam bute, bet turi gyventi kolegijoje, arba sakytume, bendruomenėje, kurie išgyvena savo pašaukimą, nes tada gyvenant atskirai atsiranda tam tikrų sunkumų. Gali studijų metu atsirasti ir depresijos, ir iššūkiai, ir sunkumai, tada tau kitas, kuris yra šalia, gali tau padėti, paliktas vienas likimų valią. Tu turi draugų būrį, tą bendruomenę, kuri gali sunkiu momentu ištiesti tau pagalbos ranką. Roma vienas tų unikalių miestų, kur yra net 2 Lietuvos ambasados. Tai viena ambasada Italijoje ir kita ambasada prie Šventojo sosto. Čia dabar ir einam, susitiksim su ambasadore ir ji padės patekti į lietuvišką koplyčią Vatikane, kuri šiaip dažnai būna uždaryta be atskiro susitarimo. O dabar tą Vytauto Kazimiero Jonyno sukurtą unikalų darbą Romoje aplankysim ir kartu išgirsim istoriją, kaip lietuviams pavyko vieną nedaugelio pačios Švento Petro bazilikos koplyčių gauti kaip lietuvišką koplyčią. Vatikanas, mažiausia pasaulio valstybė, susideda iš 2 dalių. Viena dalis, kurią mato visi turistai, tai pati Švento Petro bazilika ir taip pat aikštė priešais ją. Dar Vatikano muziejai. Tačiau tai tik mažytė dalis Vatikano. Didžioji dalis Vatikano yra prieinama tik Vatikano piliečiams bei darbuotojams. Kitiems reikia specialių susitarimų, ypatingų ekskursijų. Būtent toje Vatikano dalyje, Vatikano soduose stovi lietuviškas kryžius. Deja, mūsų apsilankymo metu tas kryžius remontuojamas. Bet patekti į lietuvių koplyčią Vatikano Švento Petro bazilikoje po pagrindinę jos sale apskritai vienas pagrindinių šios ekspedicijos tikslų. Tad dėjome tam daug pastangų. Laimė padėjo Sigita Maslauskaitė, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto ir taip pat Saulius Kubilius, ilgus metus dirbantis Vatikano radijoje. Pirmą kartą gyvenime patekome į tą uždarą Vatikano zoną, kur atmosfera visiškai kitokia. Ten nėra visų tų turistų minių, tvyro tokios darbinės nuotaikos. Matėme ir pastatą, kuriame gyvena popiežius, tačiau mūsų tikslas šįkart buvo kitas – lietuviškos vietos. O jų be koplyčios yra ir daugiau. Pavyzdžiui, ten palaidotas lietuvis vienuolis Kačergius.
esame unikalioje lietuviškoje koplyčioje, Švento Petro bazilikoje, vos kelios tautos, ar neturi čia tokias savo tautinės koplyčias. Kaip ir kada pavyko įkurti lietuvių koplyčią čia? Tai užsienio lietuviai sumanė, kad jiems būtų, reiškia, pagal jų seniai puoselėtus norus mintis įkurti čia koplyčią. Ir 70 metais šita idėja buvo realizuota, įgyvendinta per palyginant trumpą laiką. Buvo renkamos aukos visose užsienio lietuvių parapijose, rašyta spaudoje apie šią mintį, skirti bažnyčią Lietuvos kankiniams atminti. Žinoma, paskui įvyko tam tikri ginčai su Vatikanu, ar dera minėti Lietuvos kankinius šitoje vietoje, ir buvo apsispręsta pavadinti Aušros vartų Marijos vardu, nes pagrindinėme altorijoje yra Aušros vartų Marijos paveikslas. Visi apdailos objektai yra Jonyno darbo, atlikti New York'e ir atvežti iš ten, bet Marijos paveikslą kūrė Vatikano muziejų mokyklos meistrai. Jie tai darė pagal prelato Vinco Mincevičiaus, jiems pateiktas Aušros vartų Marijos nuotraukas. Ir buvo dedamos didelės pastangos, kad paveikslas atitiktų būtent Aušros vartų Marijos, reiškia atsižvelgiant ypač į rūbo apdailą. Čia matome Vytauto Kazimiero Jonyno garsiojo iš Amerikos lietuvių darbai. Ir čia yra Šventas Kazimieras, Juozapatas Kuncevičius, kuris yra palaidotas taip pat čia Švento Petro bazilikoje. Jis organizavo, rūpinosi bažnytinę uniją Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorijoje, kad dalis stačiatikių perėjo kaip į katalikus, bet išlaikė savo apeigas. Taip atsirado unitų bažnyčia. Tada matom Kražių skerdynės. Taip. Tada Vytautas ir Jogaila su Vyčiu. Mindaugas. Taip, tai vienoje sienoje yra pavaizduoti Lietuvos valdovai, pradedant nuo Lietuvos krikšto ir Mindaugo krikšto. Ir kaip minėjote, čia yra ir Jogailas su Vytautu ir paminėti pagrindiniai Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas. O kitoje pusėje yra minima daugiau mūsų bažnyčios kančios istorija, šventieji ir kankiniai. Šventasis Kazimieras ir Juozapatas Kuncevičius, Kražių skerdynės, priminančios tikėjimo persekiojimą carų laikais, o taip pat ir sovietmečių persekiojimą Lietuvos katalikų bažnyčią. Jonynas stilizuotai pavaizdavo moters veidą, turėdamas mintyje moterį sukūrusią šitą maldaknygę Magadane, tremtyje. Marija gelbėki mus. Ta maldaknygė buvo išvežta iš Sovietų Sąjungos per Lietuvą ar per Lenkiją, taip ir neaišku. Apie 59 metus pasiekė Jungtines Amerikos valstijas ir buvo išversta į visas pagrindines kalbas. Ir šitam paveiksle Jonynas ir pavaizdavo tos maldaknygės leidinių viršelius įvairiausiomis kalbomis. Labai įdomus dalykas yra šitas rūpintojėlis ir už jo matosi tokia niša ir ten barokiniai atrodo elementai, ar ne? Kokia istorija, kaip čia daug senesnėje negu šita koplyčia, kuri sukurta pokariu. Kokia istorija šitos vietos? Tai kai lietuviai įrenginėjo koplyčią kartu su Vatikano žinybomis, tai čia vyko kasinėjimo darbai. Pirmiausia, reikėjo šitą erdvę iškasti žemėje. Buvo ir visą žemės pašalinti. Ir visai atsitiktinai atsivėrė niša, apie kurios buvimą niekas nežinojo. Vėliau paaiškėjo, kad čia buvo pagrindinis perėjimo koridorius iš išorės į baziliką popiežiams, kardinolams, kurie norėjo nueiti, pasimelsti prie apaštalo Švento Petro kapo. Nes bazilikos statybos darbai vyko ir didžioji dalis bazilikos buvo atitverta siena ir nebuvo galima paprastai patekti iš kitos pusės. Matom prie duryse taip pat toks simbolinis stilizuotas vytis, kaip ir dažnai Vytauto Kazimiero Jonyno darbuose visur persmelkta, viskas yra
lietuvybę. Tai tikrai labai įdomi vieta. Dabar turbūt dažnam žiūrovui kyla klausimas, kada ar kaip čia galima patekti lietuviui, kuris lanko, sakykime, Vatikaną ir Švento Petro baziliką, ar vyksta kažkada mišios, ar čia tik piligrimams? Taip, čia kasdien aukojamos mišios iš pat ryto 7 valandą. Grupinės mišios piligrimams iš visų pasaulio kraštų. Galima iš anksto užsisakyti Švento Petro bazilikos zakristijoje, aukoti ir dalyvauti mišiuose. Kartais lietuviai čia susirenka tam tikromis dienomis, pavyzdžiui, Aušros vartų Marijos atlaidų proga. Romos lietuviai dažniausiai susirenka čia mišioms. Vasario 16-osios proga kartais būna, arba kovo 11-osios. Ar atvyksta piligrimai iš Lietuvos, tai užsiregistruoja ir gali čia su kunigu dalyvauti mišiuose. Koplyčia yra atvira visiems. Po mišių grotos būna uždarytos ir koplyčios lankyti jau nebegalima. Galima paprašyti išimties, kad leistų sargas trumpai užeiti pasimelsti savoje koplyčioje, paminint, kad tai yra Capella Lituana, kad tai yra mūsų koplyčia. Ir kartais gali nuskilt, kad leis. Ne visuomet. Vatikano radijas, kur dirba Saulius, beje, nėra pačiame Vatikane. Nėra ir Lietuvos atstovybė prie Šventojo sosto ir kitos atstovybės prie Šventojo sosto. Ta valstybė tokia maža, kad viskas ten tiesiog netelpa ir daug su ją susijusių institucijų veikia iš tikrųjų Italijoje, Romoje. Aplankėm Vatikano radijo štabą, lietuvišką jo redakciją. Lietuviškas laidas Vatikano radijas transliuoja dar nuo 1940 metų. Viena lankomiausių vietų Romoje – ispaniški laiptai, o mes einam ieškoti Vyčio, kuris turėtų būti kažkur ant rūmų ispaniškųjų laiptų viršuje. Eime. Ir štai Vytis visų gražumu. Čia yra herbai Lietuvos ir Lenkijos, kaip ir daugeliu atveju būtent didikai iš bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės sukūrė tokius herbus. Jų yra ant įspūdingiausių rūmų daug kur, pagrindinėse Europos didmiesčiuose, ypač Paryžiui. Taip pat yra ir ant mylių stulpų Vokietijoje. Štai čia nuo Ispanijos laiptų pasitiksim Saulėlydį. Kartu ir mūsų šitos ekspedicijos Saulėlydis. Čia jau paskutinis video, pravažiavom 11 Europos šalių. Ir jeigu žiūrite šitą video, reiškia visi kiti filmai jau taip pat yra įkelti šiam YouTube kanale. Taip kad kviečiu pasižiūrėti grojaraštį šitos ekspedicijos. O tai yra ne pirma mūsų ekspedicija ir tikiuosi ne paskutinė. Buvo daugybė ekspedicijų po Lotynų Ameriką, po Jungtines valstijas, po Kanadą. Ir filmai apie visą tai taip pat yra čia ir visos tos lietuviškos vietos. Jas aprašėm gabalėlielietuvos.lt tinklapyje, istorijos.gabalėlielietuvos.lt dienoraščiuose. Kam kaip labiau patinka tą informaciją rasti, tai tokiu būdu stengiamės tą lietuvišką paveldą atskleisti. O kitais metais galbūt dar viena ekspedicija, galbūt į Australiją. Žiūrim, kaip pasiseks. Sekite, prenumeruokite šį YouTube kanalą ir visą tai išvysite patys pirmieji. Nesiliaukite keliauti su mumis arba mūsų ir patys atrasti Gabalėlius Lietuvos. Pamatysite, kaip tai smagu. O apie Romą taip pat yra straipsnis kitam mano tinklapį augustinas.net, kur bendri kelionių vadovai. Kviečiu labai pažinti Romą ir tą bendrąją, istorinę, tiek romėnų, tiek viduramžių, tiek bažnytinę, tiek Vatikaną, bet kartu keliaujant po Romą aplankyti ir tas įspūdingiausias lietuviškas vietas, kurios yra šalia ir kurios nebūtų čia atsiradusios be tos Romos didybės. Ciao, arrivederci.